Tai gerai, mano vardas Rokas Brantonis, labą dieną dar kartą studentai. Studentai, toks ir skutim po 5 metų, kaip jūs plojat. Labas studentai. Žodžiu, pasirašiau prezentaciją, vadinasi Pats tu magiškas. Tikrai ne visi žino apie mane ir apie mano veiklą, tai aš prisistatysiu 4 faktais. Tai kaip jau minėjo Antanas, pirmas punktas yra tai, kad aš turiu pasaulio Gineso rekordą, kas yra fainai. Antras dalykas, tai esu pasirodęs, didžiausia auditorija, prieš kurią esu pasirodęs, buvo 12 000 žmonių, kas yra neblogai. Trečias punktas, tai yra, mano žiniomis, esu pirmas lietuvis, kuris buvo pakviestas pasirodyti Jungtinėse Amerikos valstijose su kitom magijos žvaigždėm, kas buvo labai fainai. Ir ketvirtas punktas, tai prieš 2 savaitės aš savo Kickstarter pabaigiau ir surinkau savo pirmąjį TV pilotiniai laidai $4600. Piniginė pučiasi. Ir jūs šiandien išgirsit 7 galingas citatas, kurios yra mano nuomonė magiškos, nes jos keičia mąstymą. Jūs pamatysit 2 aфиgenus triukus ir vieną iš jų išmoksit. Neblogai, ne? Pirmoji citata skamba taip. Everyone needs a certain amount of money. Beyond that, we pursue money because we know how to obtain it. We don't necessarily know how to obtain happiness. Greg Easterbrook. Jo, čia viena iš citatų, kuri beprotiškai mane įkvepia, nes mes visi žinom, ką darytumėm su pinigais. Važiuoju gatvėje, sustoju Kaune, aš dabar atvažiavau savo senų Volvo universalų ir žiūriu į tą Range Rover ir galvoju, žinau, tikrai sėdėčiau ten, jeigu turėčiau pinigų. Mes labai aiškiai žinom, kur gyventumėm, ką turėtumėm, bet niekad mes nesumastom, ką mes turėtumėm, jeigu būtumėm labai laimingi. Ar mes stumtumėm ant kito žmogaus, ar mes sakytumėm, tu durnas, tu esi nesveiks. Ar mes jį palaikytumėm, mes apie tai negalvojam. Galbūt todėl, kad mes gyvenam kapitalizme ir tai nėra pakankamai svarbu. Ir buvo labai įdomus dalykas toksai. Aš buvau Londone prieš 3 metus gatvės artistų, tiesiog nusprendžiau išvažiuoti padirbėti kaip gatvės artistas. Ir buvo beprotiškai gera patirtis. Tuo metu buvo olimpinės žaidynės Londone ir buvo nesveikai daug žmonių. Žodžiu, įsivaizduokit labai daug žmonių, ten kur yra ta Londono akis, ar ne? Ta pakrantė yra skirta artistams. Ir ten tokia masė, kad neįmanoma nieko padaryti, nei padaryti pasirodymo, nei rasti vietos, nes yra labai daug žmonių. Ir mes padarėm tokį eksperimentą. Aš susitikau su 2 mergaitėm tokiom ir tos 2 mergaitės rinko lėšas su kibirėliais kažkokiam vaikam, kurie ten sirgo kažkokia liga. Žinot, kaip būna tokios su marškinėliais, su flaikutėm ir su kibiriukais. Bandžiau kišt ranką, tai ten negalima kišt, nes ten labirintas padarytas. Tam, kad pinigai nukristų ir jų nebeištrauktų. Ir aš sakau, kaip jums sekasi? Sako, ne fainai kažkaip. Neina žmonės, sako, nemet. Tu prieini, hello, ir jie tiesiog išeina. Nes žmonės neturi laiko aukoti pinigų, žmonės neturi laiko pagalvoti, kad kažkam šiuo momentu yra sunku. Ir sakau, tai kiek iš 100 maždaug žmonių įmeta babkių? Sako, nežinau, 8, gal 7. Sakau, padarom eksperimentą. Jūs eikit prie žmonių, o aš skaičiuoju. 100 žmonių padarom, aš jūs stabdau ir tada padarom kai ką įdomiau. Ir iš 100 žmonių, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet buvo gal 8-9 žmonės, kurie įmetė į tą kibirėlį kažkokią auką. Visai nesvarbu, ar ten 10 svarų, ar 2 svarai, ar 1 penis. Visai nesvarbu. Tiesiog 7 ar 8 žmonės interaktyviai kažką padarė su tais. Sakau, padarom įdomiau. Aš prieisiu prie žmonių, parodysiu jiems triuką ir tada prie tų pačių žmonių jūs prieisit ir paprašysit aukos. Ir tada buvo magic, nes tas skaičius išaugo nuo 7 ar 8 iki 87 žmonių, kurie įmetė pinigų. Ir aš tada galvoju, what? Mes taip galim užsidirėti pinigų? O, čia geras. Jeigu žmonės pradeda kažkaip kitaip reaguoti, aš tada galvojau, kodėl magija taip veikia? Kas atsitiko, kad žmogus tarsi paima ir pradeda visai kitaip elgtis, taip neutraliais. Pakelia akis ir pradeda matyti kitus dalykus.
Ir tada mes pradėjome daryti eksperimentus, kai aš jau grįžau į Lietuvą, prisijungėm žmogaus smegenis prie tokio aparato, kuris žmogaus smegenis matuoja magnetinius dažnius, žodžiu, ir bandėm ieškoti alternatyvos, kas veikia lygiai taip pat gerai, o gal net ir geriau nei magija. Reiškia, aš dabar bet kuriam iš jūsų pasakau tą dalyką ir jūs galite kitą žmogų priversti pas jūs pakylėtai, nusišypsoti ir panašiai. Ir būtent apie tai aš darysiu savo Kickstarter tą laidelę. Kas nežinot, Kickstarter tai yra platforma, kur tu prašai savo idėją ir žmonės tiesiog sumeta kapeikas. Tai sumetė $4600 ir mes birželio pabaigoje važiuojam filmuoti tą patį Londoną visą tai. Su labai faina hebra ir aš 95% įstikinęs, kad labai gerai pavyks. Ir tas dalykas apeis aplink pasaulį, tas video, kaip mes ten viską darėm. Žodžiu, tokį dokumentį sukūrėm. Citata numeris 2. We forget just how painfully dim the world was before electricity. A candle, a good candle, provides barely 100 of the illumination of a single 100-watt light bulb. Bill Bryson. Čia irgi labai faina citata. Man primena tai, kad mes pamirštam, kad yra daug lempučių, mes jų nebevertinam. Ai, čia šviečia. Nors iš tikro pasakė, čia viskas aišku, ką pasakė, kad labai reikia daug žvakių, ar ne? Kad atstotų vieną lempą. Ir buvo toks labai įdomus įvykis, kuris palietė mane ir aš iš tikro papasakojau į draugį neseniai. Ir sakiau, niekam nepasakosiu, nes nieks nepatikės. Nes skamba kaip iš fantastinio filmo. Bet galvoju, papasakosiu, kad tų studentam galbūt, aš tikiuosi, kad šį kartą tas apdovanojimas bus su mano tikra pavardė. Tai čia tokia investicija. Čia buvo praeitą rudenį. Čia buvo Arkanzaso valstija, Amerikoje vidurio, ten ne patys geriausiai vėjai skraido, žodžiu, nėra pati fainiausia valstija, bet labai smagu, labai daug gamtos. Ir mes tarp pasirodymų turėjom 3 laisvas dienas ir mano vieno draugo dukra yra ten amerikietiškam futbole, žinai, tą šokėją palaikymą. Mes nuvažiavom į tas rungtynes ir buvo tokia mini pertraukėlė ir aš nuėjau į tualetą. Ir aš įeinu į tualetą, atidarau duris ir žiūriu, ant žemės guli rūbai, išmėtyti taip, uždraskyti. Ir aš taip einu lėtai, kaip siaubo filme, trūko dar tik tai, kad žypčiotų lempą. Ir žiūriu, prie pisuaro stovi bičas ir daužo sieną. Jis ten pusiau nusirengęs ir jisai daužo tą sieną. Ir aš taip, kas čia yra? Ir sakau, man, are you alright? Ir ten Arkanzasą, tai jie turi tokį Teksasą. Teksasą šitą, kaip sakydasi, akcentą. Labai geras. Jie turi tokį akcentą. Ir jisai manęs, žodžiu, mes pradėjom kalbėti. Ir jisai tipo sako, varyk iš čia, aš nenoriu tavęs matyti, ko tu čia atėjai, nors aš turiu tūlikas, žmogau, čia viešas tūlikas. Ir jisai toksai nesuprato, kaip aš neperimu jo nuotaikos, nes jis yra žiauriai tūžęs, pas jį net gyslos iššokusios. O aš toks ateinu ramus. Sakau, jeigu tau yra kažkas, sakau, tu trenk man. Viskas gerai, sakau, aš ne iš Amerikos. Sakau, trenk aš iš kitos šalies. Tave saugo įstatymai, manęs ne. Gali į veidą, gali į pilvą, no problem. Ir jisai toks žiūri kaip į debilą į mane. Nors esmė, kad jisai šiaip debilas, nes jis pusnagis tūlikė daužo sieną. Bet aš kalbu ir jisai tipo, what man? Ir aš sakau, kas tai yra? Sakau, jeigu tau kažkas netvarkoja, tu papasakok, tu nori gal išeit pasivaikščiot, nes jis... Ir sako, viskas gerai, tiesiog išeik. Aš sakau, aš galiu bent į tūliką nuėti. Sako, jo, gali. Viskas, nes užsiplovė rankas, jisai ten toliau daužė tą sieną ir išėjau. Praėjo vienas kėlinys. Ir ateina tas vaikinas, apsirengęs jau. Ir sako, tu neįsivaizduoji, kas atsitiko. Sakau, neįsivaizduoju, bet aš žinau, kad tu pusnagis buvai halik tūlik ir daužai sieną. Ir jisai pradėjo man pasakoti savo istoriją. Ir ta istorija iš tikrųjų mane taip palėtė, aš galvoju, wow. Esmė tame, kad vaikinui 16 metų jis yra meksikietis, nors gimęs Amerikoje, bet yra meksikiečių tautybės žmogus. Ir jam atsitiko tokia didelė nelaimė. Ta nelaimė jisai pats surežisavo. Jam buvo tada 15,5 metų. Jisai važiavo mašina naktį. Labai girtas, be teisių,
su draugė. Ir žiūri, raudona šviesa dega. Ir jis ką galvoja daryti? Nu, reikia spaust gazą. Ai, beje, jis mašiną pavogė iš patėvio savo. Nu, žodžiu, viskas blogiausiai, kas gali būti. Ir taip sutapo, kad jis važiavo ten 2 nakties kažkur ir jį iš šono partrenkė kita mašina. Ir draugė, kuri važiavo šalia jo, žuvo. Žodžiu, jis nužudė žmogų. Ir ta draugė buvo lietuvė. Ir jisai, kai išgirdo mane kalbantį, jis sako, kai tu pradėjai kalbėti, aš išgirdau ją, nes tu kalbi lietuvišku akcentu. Jis sako, aš negaliu patikėti. Sako, toks jausmas, kad jinai atėjo iš dangaus ir pasakė, it's okay, you can punch me. Nes aš sakau, trenk man, viskas okay. Ir jisai tada sako, kad, nu, jisai ten buvo labai pasimetęs, žodžiu. Ir mes tada pradėjom kalbėti. Aš sakau, davai susitinkam rytoj. Sakau, ar girdėjai ten apie tokį Maxwell Blade iliuzionistą? Jis sako, jo, girdėjau, čia žinau jį, nes jis ten žymus tam rajone. Sakau, tai atvaryk rytoj, mes darom pasirodymą su savo šeima. Nes jie pakankamai varganai gyvena. Ir jie ten yra gal 6 vaikai, 1 motina, nu dar tas patėvis, aišku, truputį jau nebedraugavo dėl to vaiko, sudaužytos mašinos. Bet esmė tokia, kad, nu, visiškai sušiktas gyvenimas to vaiko yra, nes jisai 16 metų, jisai nesupranta, kas jam atsitiko, jisai nužudė žmogų, dabar visa, žodžiu, visuomenė yra prieš jį, visa mokykla, žino, nu, visas rajonas, įsivaizduokit, dabar gyveni čia Kaune ir kažką tokio padarai, tai visi žino apie tai. O ten dar mažesnis miestelis kaip Ukmergė. Ir jisai tada atėjo kitą dieną į pasirodymą ir mes labai ruošėmės padaryti, greitai padarėm tą pasirodymą, būtent tokį, kad įkvėpti jį ir jo mamą. Ir, nu, mes apsimetėm, kad mes nežinojom ir su tuo vaiku susitarėm, kad nieks nieko nežinotų, kad mes pakvietėm, bet buvo taip gerai iš tikro. Ir tada aš atsimenu, ką aš įvertinau, kad galvoju, mes net pamirštam, kad mes turim tokią laisvę. Aš, pavyzdžiui, dabar galiu paimti, mesti jūsų mikrofoną ir išeiti. Kažkas Kaune jau tai buvo padaręs, man atrodo. Ne? Iš tikrųjų, mes turim didelį laisvę, mes neturim tokių vidinių kažkokių inkarų, ką turi tas vargšas vaikas ir turbūt turės visą gyvenimą, nes jis sakė, kad girdi balsus, ten aš ateinu daryti tūliką, nu žodžiu, vienas problemas. Tai man atrodo, tą laisvę reiktų labai vertinti. Next slide, please. Čia yra triukas numeris 1, bet mes jau padarysim vėliau, nes labai čia romantiškai nusteigia. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. Aristotle and Onassis. Jo, tai vat būtent tais momentais tamsiausiais reikia susifokusuoti savo tikslus. Ir aš prisimenu, vienas baisiausių mano periodų buvo #mokykla. Ne už ką negrįžčiau į mokyklą. Ir paskutinį kartą, kai buvau mokykloje, tai buvau anglų egzaminė. Po to kartą net nebuvau nuėjęs. Ir net į diplomų įteikimą nenorėjau. Prisimenu diplomą, pasiėmiau iš direktoriaus pavaduotojos, paskambinau jam, sakau, ką tu, gal gali išlėkti, aš diplomą pasiėmiau noriu. Ir jis kaip tik karpė gyvatvorę. Ir sako, tu, aš taip nubėgsiu, paimsiu. Ir grįžau, taip, nu ką, Rokai, sveikinu. Tai labai faina. Tada dar nebuvo išrasti selfie, tai neturiu selfio. Bet, nu, va, čia mano buvo diplomų įteikimas. Nes mokykla man buvo tas... Man vis laiką atrodė, kad visi mane apkalbinėja, kad vieni iš kitų šaiposi, vieni kitus sodina. Ir atsinat, kai sakiau, kad pagalvokit, jeigu būtumėt labai laimingi, ką darytumėt su tą laimę. Faktas, kad nesodintumėt kitų. Jeigu mokykloje vieni kitus sodina, faktas, kad tie vaikai nelaimingi. Ir aš buvau vienas iš jų, man buvo žiauriai sunku. Ir aš prisimenu, buvau, kai 7 klasėje, labai gerai atsimenu tą pokalbį. Ten buvo foje, su tokia mergaitė kalbu ir sakau, o tau nesinori nusižudyti? Ir jis sako, ne, baik, man tai fainai. Ir aš taip galvoju, blema, geras. Wow. Tas žmogus turbūt turi kažkokių special jėgų. Man buvo toksai, tikrai, taip aš galvoju, negi ir man ateis tas periodas, taip, kai aš atsikelsiu ir šypsosiuos, ir jis atėjo su kaupu ir aš dabar žiauriai gerai gyvenu ir labai džiaugiuosi viskuo. Aš čia vis laik taip užstoju, ne, šitą? Aš anksčiau nebuvau matęs. Sorry. Tai va.
Tai mokykla iš tikrųjų buvo labai gera patirtis, labai, jeigu vyrai bijot į kariuomenę, tai nuvarykit į Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją. Ten bus fainai. You don't have to be a genius or a visionary or even a college graduate to be successful. You just need a framework and a dream. Michael Dell. Michael Dell yra Dellų įkūrėjas, Dellų kompų. Logiška, ar ne? Pavardė. Jo, aš irgi manau, kad neturi būti labai kažkoks kietas, nebūtinai turėti popieriaus, kuris pasako, kad tu turi tą ir tą laipsnį, bet paantrinsiu, kad investuoti save labai gerai į kursus visokius, ir aš pats labai daug investuoju visokius kursus. Tai per praeitus metus aš irgi paskaičiavau, kiek aš investavau į savo kursus. Tai gavosi maždaug apie 7-8 tūkstančių litų per metus, neskaitant studijų, nes studijas aš jau baigiau. Nes, aišku, dar neskaitant lėktuvo bilietų, nes aš ten mokiausi, pavyzdžiui, Las Vegase, New York'e, paskui čia Lietuvoje, nu tai neskaitant tų dalykų, maždaug tik tai kursai kainavo. Tai man atrodo, tai labai labai svarbu investuoti save. Ir dar vienas svarbiausių dalykų yra vizualizuoti. Aš labai daug vizualizuoju, įsivaizduoju, kad esu kitur negu esu, bet tai nereiškia, kad aš nevertinu to, kur esu dabar. Labai gerai prisimenu, turėjau pas savo senelius, turėjau antram aukšte kambarį ir aš iš jo pasidariau teatrą. Tipo, žuolaidą susidėjau, ten kur buvo senelių kilimas ant sienos pakabintas, tai aš jį uždengiau. Tada pasidariau žigolio lempų apšvietimą, disko rutulį pasikabinau, nu žodžiu viską. Ir turėjau 2 šou per metus. Velykos ir Kalėdos. Ir aš vis laiką įsivaizduodavau, kai rinkdavosi mano lojalūs svečiai, tai yra tėvai, seneliai, brolis. Jūs duokit šou namuose turėt. Tai aš įsivaizduodavau, kad čia Las Vegasas. Ir, nu, aš dabar suprantu, kad tai juokinga, bet tas jausmas fainas. Ir aš išeinu, tipo, į labas vakaras, žmonės ir ponai, ir 7 žmonės sėdi. Bet tas jausmas yra toksai posakis, sako, kad jeigu nori kažkur būti, tai renkis taip, tarsi jau turėtum tas pareigas. Tai šiandien norėjau apsirengti Batmanas, bet apsirengiau paprastai. Tai būtent, man atrodo, tai yra labai svarbu investuoti į save, į savo mintis ir vizualizuoti visą laiką, kas būtų, jeigu būtų tai, kokia yra tavo svajonė. Ir aš labai labai dažnai tai dariau. Ir kodėl dar Delo citata, todėl kad neseniai turėjau renginį, buvo Delo metiniai apdovanojimai. Ir per tos Delo metinius apdovanojimus aš pasirodžiau, buvo 15 minučių mano šou, Kempinskio viešbutis, nu žodžiu, viskas labai fainai. Ir tas galvoju, kaip tik buvo užkulisiusi tokia situacija, kažkaip ramuma tokia buvo, ten valgė svečiai. Ir galvoju, blemba, prieš 4 metus aš užkulisiuose stovėjau pas savo senelius kambarį ir žiauriai jaudinasi, o dabar bus Delo metiniai apdovanojimai anglų kalba ir aš žiauriai gerai jaučiuosi. Ir tik todėl, kad aš jau smegenyse savo pasiruošiau tam, aš laik tam ruošiaus ir žinau, kad ta diena ateis. Ir tada Rumšas man žiauriai sumovė triuką. Bet čia kita istorija, jis atsiprašė. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison. Čia labai faina citata ir dažnai mes galvojam, kad jeigu susimaunam, tai šakės. Game over. Bet iš tikrųjų netiesa. Ir pasakosiu trumpai apie savo rekordą. Aš turiu pasaulio Gineso rekordą už aukščiausiai išmestą kortą į viršų. Ir aš išmečiau kortą 14 m 35 cm. Čia dar atėmus mano ūgį. Tai kad įsivaizduotumėte, jeigu buvo Siemens arenai, tai čia yra maždaug nuo žemės iki lubų, nu bet atėmus dar metrą kokį, 1,5. Aišku, Žalgirio arenai tai čia pusės turbūt nenumesčiau. Bet Siemens arenai tai čia buvo wow. Tai va, tai užtruko 1,5 metų pasiruošti, tame jokio triuko nėra, tai yra sportas, reikėjo pradėti sportuoti. Mečiau, kai pasiekiau rekordą. Nu tik bėgioju, nes reikia biškį numest nuo pilvo. Biškį toksai va. Matosi, ne? Matosi? Ne čia žiūri į pilvą. Tai va. Ei, viskas užstok. Čia žiūri. Tai va, ir
su tuo kortos metimu buvo taip, kad aš pradėjau mėtyti kortą ir jeigu įsivaizduoju, tai korta iš tikrųjų yra, jinai visiškai nieko nesveria. Ir kai ją paleidi, tai dažniausiai jinai nukrenta iki čia ir tada nusileidžia, arba netgi kaip pas Kseną ir grįžta. Tai va buvo. Ir aš norėjau pasiekti į tolį mesti rekordą ir žiauriai nesisekė, nes rekordas yra šiam 4 metrai, kas yra nesveika, ir net Siemens arenos neužtenka įstrižai. Ir man ir nereikėjo įstrižai. Aš koridoriui vos ten kažką padarydavau. Žalgirio arenos aš nešneku, čia visiškai kita tema. Tai aš taip mėčiau, sportavau, treniravausi, žodžiu, reguliariai 1,5 metų. Ir tada atsitiko toks įvykis, kad toksai buvo ir yra administracijos vadovas. Aš jį vieną kartą Lietuvos ryte ūkvedžiu pavadinau. Tai jis žiauriai supyko. Ir kai atėjau aš pas Siemens areną administraciją, taip, Jūros Vėželis, direktorius Siemens arenos. Klausyk, Petrai, Rokas atėjo, gali ateiti. Ir jis atėjo, kas čia ūkvedys? Nes, žodžiu, jam atnešė laikrodį ir sako, žiūrėk, Petrai, tu ūkvedys. Žiūrėk, Petrai, tu ūkvedys. Aš nežinau, kas tau, o jis yra administracijos vadovas. Jis yra pičas, kuris taip sako, tu čia tą pakalk, tu čia pakabink tą, žodžiu, jis visus tos dalykus ruošia. Jis ten pakankamai pagyvenęs sporto salėje, sporto rūmuose. Va, vėl naujas skandalas sporto salėje. Sporto rūmuose dirbęs ir jisai patirties labai daug turintis žmogus ir aš jį ūkvedžiu pavadinau. Žodžiu, jis labai supyko. Tai fainai buvo, kai paskambino ir sako, Petrai, ateik. Žodžiu, išdavė mane. Tai ką norėjau to pasakyti, jisai buvo vieną dieną labai piktas. Jie ten ruošės kažkam karate čempionatui. Ir aš turėjau treniruotis tas kortas mėtyti. Ir žiauriai bijojo. Jų pusę mes, nes buvo, druk ten kažkur ir taip pataikysiu. Ir jis sakys, tu, teik čia. Tai aš pradėjau į viršų mėtyti. Galvoju, tikrai mažesnė tikimybė, kad ten nuskristo kortą. Mėčiau į viršų. Ir žiūriu, bliau, man neblogai sekasi. Pasižiūrėjau pas pasaulio rekordus. Žiūriu, man visai nedaug trūksta. Ir tada pradėjau treniruotis kortą mesti į viršų. Ir tada dar porą mėnesių ir aš pasiekiau tą rekordą. Tai dabar aš turiu sertifikatą ir apačioj parašyta Officially amazing. Oh yeah. Galvoju aš kiekvieną rytą, bet vis tiek mokesčius reikia mokėti. Čia yra vienintelė citata, kuri neturi įgarsinimo, bet koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Marija. Marija, tu perskaityk. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Pavloju. O pavardė ir vardas pavardė? Vivian Green. Turbūt, aš nežinau, dėl to ir tadau. Bet man patiko, kaip tu taip persimeti tokį gražų dar akcentuką užmeti anglišką. Life isn't about waiting. Tas yra gerai, nes aš įsijaučiu iš tikrųjų į citatą. Ir čia aš parašiau hashtagą obvious, nes iš tikrųjų žmonės nežino, kaip jūs jaučiatės ir jūs galite jaustis bet kaip. Įsivaizduokit pavyzdžiui, dabar aš pareičiausi, kad mano kojinės skirtingos. Įsivaizduoja? Jūs iš tikrųjų skirtingos. Aš mėgstu skirtingas. Va, viena yra tokia, o kita yra tokia. Ir įsivaizduokit, aš dabar vaikščiau ir tipo, tai va, tai čia rekordą pasiekiau. O nedaug dievė, jeigu suplyšus dar kojinę, tai tada iš vis net neišeičiau į sceną. Bet iš tikrųjų, man labai ir patinka šitą citata, kad life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain. Ir man tai atrodo žiauriai svarbu, kad ir kas atsitiktų, tankai važiuoja iš Rusijos, vis tiek faina. Gerai, čia vienas, kitas, čia kaip ten Marija, kokia pavardė? Guosaitė. Kokia? Guosaitė. Guo ar kuo? Guosaitė. Guo. Marija Guo. Guoga? Ne, aš iš tikrųjų nesuprantu. Guosaitė. Kuosa, aitė. Kuosa, aitė. Ok. Tai va, įsivaizduokit ten, blogiausiu atveju, tai Marijos Kuosa, aitės gatve pavadins tave. Vis tiek kažkas gero. Tai man atrodo, tam
pozityvo reikia žiūrėti. Tai va, oi, čia triukas durų atskleidimas. Aš basas, dabar turėčiau susiparinti. Čia vat yra gerai vežiotis du dalykus mašinai, tai yra skėti ir stovą. Nes jie stovą neturėjo. Sveiki atvykę į Kauną. Man vis laikas sunkiai sekas atmontuoti. Ok, norėčiau jums parodyti triuką ir tada papasakoti, kaip jį atlikau. Bet prieš tai mes turim surelių dar dalybas, tai jeigu turit 2 klausimus, tai iškart klauskit. Va, iškart mergaitė, palauk, sekundę. Tu, Marija, neturi klausimų? Neturi, Marija. Tau užtenka dėmesio. Tu dar gausi šiandien. Ok, ta mergaitė graži sakinukais ir įsiskėtus biškį ir su pilku megztinuku. Kokias studijas baigiau? Čia bandai lygiuotis? Baigiau vizualinę komunikaciją. Tai čia kaip kūrybinės industrijos, jeigu galite įsivaizduoti. Nu, žodžiu, viskas ir kartu nieko. Tai yra suaugusių žmonių būreliai. Nu, taip yra. Fotografijas eisi būrelį. Eisi režisūros būrelį, eisi vaidybos būrelį. Tai aš tai ir baigiau. Daug būrelių ir man diplomą dar iš tai išrašė. Bet buvo faina, tikrai labai džiaugiuosi, kad baigiau tas studijas. Next question, please. Taip tas agresyvaus veido jaunuolis. Kalbėjai apie svajonės, o jeigu... Palauk, biškai, man atrodo, tu ne tu juodą BMS vairuoji? Ne? Gal pasirodė matytas tiesiog, galvau konfliktą turėjom šiandien. Nu. Taip? Kalbėjai apie svajonės, o jeigu... Svajoju juodą BMS turėjo? Gerai, jokau, labai atsiprašau, kad pertraukiau. Kokios salono? Ne, nu gerai, sorry, iš tikrųjų tokį žmogų pasakyti, nu. O jeigu neturi jų, ką tada? Čia geras klausimas. O, mes turim iš karto atsakymą. Palauk, pasakyk, Marija neturi atsakymą? Jisai gal dar per jaunas, aš tai jau pakankamai sena. Žinokit, rimtai, manęs kas nors paklaustų, kokia jūsų svajonė, neatsakyčiau. Aš neturiu svajonę, aš turiu tik tai planus. O planai ganėtinai buitiniai. Pagrindinis planas užauginti vaikus gerai žmonėm. Bet, nu, kažkaip gyvenu, ne, kažkaip visai neblogai gyvenu. Tai vat, iš tikrųjų, svarbiausia yra turėti planų greičiausiai. Dabar tu gali. Aš atsakysiu, matot, moteris labai abstrakčiai kalba, aš taip paprastai pasakysiu. Elektroninį paštą matėt? Parašyk CV savo. Turėsi svajonę. Ne, jeigu atvirai. Čia labai geras klausimas. Ir aš iš tikro paantrinčiau. Vieni turi svajonės, kiti turi kaimynus, kiti šuniukus. Nu, come on, nebūtina ten būti labai... Tiesiog jaust, kaip tu nori jaustis ir elgtis natūraliai, mano nuomonė. Ta prasme, nebandyti perspaust iš savęs ten kažko, žinai, kaip būna, vat, ten žmogus neturi aistros, bet vaidina, kad turi aistrą, ten, žinai, photoshopina nuotraukas, kad jisai čia dabar į Graikiją išvažiavo ir čia keliauja, visur tranzuoja, nors iš tikrųjų jam pofik ta Graikija, žinai. Tai tas liūdna, iš tikrųjų, o jeigu, pavyzdžiui, tu nori kaime gyventi, jeigu tu nori būti mama, jeigu tu nori karvę auginti, ta prasme, tu daryk tai, kas tau patinka ir tai nebūtinai turi būti tokia jau belio kokia aistra. Aišku, BMS skaitos kaip aistra. Tas užlindimas irgi tavo šiandien. Next question, please. Taip, aš čia duosiu tavo net maiką, gerai? Okay. Pabiškis, Marija, viskas tvarkoja, jeigu per maiką pašnekės. Iš kur gavai tokios motyvacijos persiversti ir siekti tokių tikslų? O gali tą patį pasakyti, bet kaip boksą, tipo, pristatydamas. Iš kur gavai tokios motyvacijos siekti šių tikslų? Dešiniajame ringo kampe Marija. Kairiajame Rokas. Kas laimės? Pamiršau klausimą. Iš kur motyvacijos gavai? Ir ką taip ir sakyt? Kam? Bokso bandai kažką ten pamėgti, čia klaus tiesiai šiais viskas.
Nežinau, man, žinot, yra tas teigiamo sverto motyvacija, kur teigiama ir neigiama. Teigiama tai reiškia, kai tu matai mašiną, tarkim, ir tu nori jos, vat, BMW X5 2003 metų, tas šedevras, ar ne? Tu žiauriai jos nori. Ir neigiamas sverto yra, kai tu labai nenori vairuoti golfo, todėl tu galvoji, kad nori to BMW'o. Tai būna vieni, kurie nenori būti šikna, todėl stengiasi, o kiti nori būti dievais, todėl stengiasi. Tai mano atveju, aš noriu būti ten, aš nevengiu to, aš noriu būti ten, todėl aš taip ir darau, nežinau. Ir be to nenoriu nuo 8 iki 5 dirbti. Tai va, čia kitas klausimas apie pinigus turėtų būti. Kas nors turit klausimą apie pinigų? Apie pinigus? Koks tavo valandinis? Kiek per valandą uždirbi? Tau? Ne, savo. Aš galvoju, čia pasiūlymas. Mano numerį turėjai ką? Dar ne? Tai gal ir gerai. Ne, čia stiprus klausimas. Iš tikro, aš neturiu valandinio, turiu... Nu jo, mano pasirodymas valanda, tai aš turiu valandinį. Bet esmė tame, kad galiu pasakyti taip, apie pinigus mes lietuviai bijom kalbėti, bet mano srity Lietuvoje, jeigu tu, nu, tipo tikrai dirbi, tai reikia labai pasistengti, kad per mėnesį nepastarytum 1000 eurų. Nu, turi žiauriai tada nieko neveikti, pavyzdžiui, išvažiuoti atostogų. Nes vis tiek yra tų veiklų, yra tų renginių, visokie dėlai, Porsche, ten viskas. Nu, yra tų veiklų. Ir Lietuva yra maža ir ta rinka neužpildyta. Aišku, mano nėra tikslas Lietuva, aš svajoju apie Latviją, Ameriką, Lenkiją. Nu, žodžiu, tas šalis. Tikrai. Tai išskirus Lenkiją ir Latviją. Tai man čia yra mano svajonė. Ir aš ties to dirbu, bet, pavyzdžiui, dabar rugsėjai išvažiuoju beveik 2 mėnesiam į gastrolės po USA. Tai labai faina. Ypač faina, kad ne lietuvių baruose pasirodysiu. Nieko prieš, bet, nu, kad stengiuosi su užsieniečiais iš karto megzti ryšį, o ne varyti aplinkui tą rinką, ne per lietuvių bendruomenės Čikagoj. Tai va, aš aišku nieko prieš šiam devindumui, viskas tvarko. Nu, davai, aš tikrai dar triukas bus, bet paskutinis dabar klausimas ir paskui dar bus klausimas. Va tas su geltona maikutė ir matytų veidą. Tai buvo toksai video, kuriame tu važiuoji pasirodymą ir sugalvoji gatvėj padaryti pasirodymą ir pradės važiavo pareigūnai ir ten baigėsi viskas. Tai kas buvo po to? Kas negirdėjo klausimą, pasakysiu. Buvo toksai video, kai aš važiavau į pasirodymą ir prie manęs, ir aš išlipau iš mašinos, pradėjau rodyti triukus gatvėje, tiesiog. Ir tada prie manęs iš už nugaros su švyturėliais atvažiavo policija. Matėt kas nors video, pakelkit ranką? Yra kas man. Norit pamatyti, kas nematė? Ten yra 20 sekundžių. Greituką. Kad būtų aišku apie ką. Aš iš tikrųjų čia atvariau, kad pažiūrėt kiek valandų. Labai. Šitas mokykloje reikia išduoti, kažkas ne. Prašyk Rokas Brantonis. Ai, va, kame čia garso čia nebuvo. Nu, tu ir profas. Viską žinai. Gerai, daug aš prašysiu Rokas. Žiūrėkit, išmet 3. Yes. Žiūri geras. Va. Rokai, ką darai? Pablogink. Labas. Žodžiu, važiuoju į pasirodymą, vienos įmonės renginys. Labai jaudinas, tas toks jaudulys startinis, bet nu vis tiek jis toks labai nemalonus. Prieš pradedant. Jo, jeigu aš žinai parodyčiau porą triukų, tai aš taip užsikabinčiau, bet nu... Žodžiu. Biškai ultimatimą nusišypsok.
Opa. Šiaip viskas tvarkoja buvo. Tokių patirčių, nežinau, kas buvo baisiau, žinau, tikrai atvirai pasakysiu, nežinau, kas buvo baisiau. Ar būti su policija ten tą pusvalandį kalbėt, ar selo koncerte Klaipėdoj užkursiuose. Nejuokauju, tikrai. Labai malonus buvo. Ir paskui sakė, parodyk triuką. Nu, žodžiu, tikrai buvo fainai, bet norėjo išrašyti man baudą. Už šiukšlinimą ir už tai, kad mašiną be priežasties vidury gatvės palikau. Sakau, čia nieko nėra. Sakau, sugedo mašina. Sakau, pažiūrėjau, ar lemputės visos avarinį dega. Nu, tai kažką bandžiau ir jie, tipo, ne, nu čia vis tiek mes turim čia įrašyti, čia protokolą, ne. Nu, bet kažkaip kalbėjom ir sako, ai, nu gerai, nu vieną triuką. Gerai. Aš sakau, nu gerai, pusę gal. Pusę ir laimingai viskas. Nu vieną. Nu gerai, žodžiu, vienas baigėsi, parodžiau triuką, apsikabinom, atsisveikinom ir išvažiavau. Bet pusvalanduką reikėjo biškį pastovėti. Nu jie turi turbūt pagal protokolą ten biškį. Čia rimtais pasirodyti ir panašiai. Paskui aš pradėjau, nu mes per pusvalandį iš tikrųjų taip subendravom, kad aš paskui sakau, nu gerai, linkėjimus dukreliai. Viskas sužinau, žodžiu. Tai va šitas dalykas. Čia buvo paskutinis klausimas. O dabar aš dar norėčiau tokį įdomų dalyką padaryti, eksperimentą. Marija, ane tavo vardas? Gal galėtum, Marija, visiškai be jokios priežasties laikyti ranką va taip? Aha, biškiai aukščiau. Labai gerai. Ir lygiai tą patį padarysim su tavim. Gali lygiai taip pat laikyti. Aha, labai gerai. Tai kitam triukui man reikės 2 savanorių. O, prašau, Marija, ateikit. Aplodismentai mergaitėm. Džiugu, kad čia tokie aktyvūs jūs visi. Atsistok, prašau, čia. Aš, kol tu pralinksminsi publiką, aš atnešiu jums kėdės, kad jums fainas ir būtų. Tai gal supažinkim su kita geriau. Linksmink. Bet juokis, ne? Klaunas vienas jau stovi. Ne, aš tau atleidžiu. Sėsk. Tu sėsk? Aš tau atleidžiu, Marija. Viskas tvarkoja. Tai visų pirma, aš parodysiu triuką jums. Ir kaip žadėjau, aš tada papasakosiu, kaip aš jį atlikau. Tai Marija... Kaip tu mane pavadinai? Šį kartą ar prieš tai? Prieš tai. Klaunu? Gerai. Marija. Aš parodysiu triuką ir šito viso triuko metu tavo užduotis bus saugoti šį durklą, laikyk. Ir kai išgirsi va tokį garsą, tu durklą turėsi pakelti tokį aukštį, iki tokio. Labai gerai. Ir jo nenuleisti. Kai antrą kartą padarysiu tą garsą, tada turėsi durklą nuleisti. Aukštai beveik turi. Labai gerai. Kuo tu vardu? Milda. Milda, iš kur esi? Raseinių. Sorry, Milda. Ne, jokiausiai, viskas gerai. Šiek tiek į priekį, jeigu gali. Čia. Ir į kairę. Aha, dabar atsistok biškį. Šiek tiek apsisuk. Ir atsisėsk. Apsisukusi. Va dabar, aha. Aš tik šiaip persinariu. Ok, Milda, ne? Milda. Milda, tai bus kortų triukas, of course. Ir aš čia turiu, gal geriau tu išimk. Kortų galadę išimk. Ok. Ir labai įdomu. Labai daug žmonių kolekcionuoja labai keistus dalykus. Aš kolekcionuoju maišymus.
ir stengiuosi žmonėm visiškai iš kitų tautų duoti kortas išmaišyti, pažiūrėti, kaip jie išmaišo kortas. Pavyzdžiui, taip kortas maišo indai. Tai yra vadinamas Hindu shuffle. Taip kortas maišo Las Vegase. Tai yra vadinamas Las Vegas shuffle. Taip kortas maišo Japonai. Tai yra vadinamas maišymas. Taip, kortas maišo Taivane. Taip, kortas maišo Estijai. Gal šiandien nerodysiu, hebra, gerai? Šiaurės ašigaliai. Šalta. Rusijoje. Что ты смотришь, а? Смеешься? Papsaksta. Taip, kortas maišo politikai. Gerai? Milda, tavo užduotis visiems garsiai pasakyti, jog visos kortos yra tikrai nevienodos, jos yra skirtingos. Garsiai. Skirtingos? Ačiū, Milda. Kaip ir tarėmės vakar. Milda, tavo užduotis dabar bet kuriuo metu, visiškai bet kuriuo metu, kai aš darysiu štai taip, pasakyk sustok į mikrofoną. Sustok. Nesustok, bet sustok. Sustok. Šiek tiek greičiau. Stok. Gerai, paimk kortą, parodyk visiems. Visi turi pamatyti kokį kortą, išskyrus mane. Visi iki vieno. Tu, aišku, įsidėmėk irgi, mano mylima raselinė mergaitė. Ir padėk kortą. Svarbiausia, kad visi matytų kortą, ar ne? Visi matėt kortą? Visi matėt. Pakelkit rankas, jeigu ten matėt. Alio? Juhu. Ačiū labai. Dėkui, sesė, kad atėjai apskritai čia. Tu įsidėmėjai kortą, ar ne? Mes padarysim labai įdomų dalyką. Nepamirškit, kad šitą triuką aš spėsiu jums paskui. Ir triukas atrodo labai gerai iš čia, bet iš čia jis iškart matosi. Tai jūs neišsigaskit, kad jums tai netrodo magiška. Svarbiausia yra išmaišyti kortas ir paprašysiu Mildą, gal gali pakelti savo dešinę ranką? Grakščiai. Va taip, kaip mokyklai. Turbūt nedarai. Ir laikyk štai taip. Ir svarbiausia, kairę, gal geriau kairę. Ir svarbiausia, kad laikytum visas kortas, labai labai stipriai, iš visų jėgų, ir galvok tik apie jas, ir galvok tik apie savo kortą. Milda, dabar aš tavo pasirinktą kortą pabandysiu perkelt į balioną. Ana balione. Bet sudėtingiausia dalis yra grąžinti kortą atgal į kortų koladę. Ačiū. Jūs plojat, negaliu patikėti. Aš tiesiog nors galvoju, gerai, jis neturėjo nieko ten viduj. Aš įrodysiu, kad korta iš tiesų buvo balione. Žiūrėkit, 1, 2. Viskas tvarkoja, aš kai pirmą kartą pamačiau, aš irgi pamiršau plot. Viskas gerai, mes visi labai nustebę. Dabar visi tyli, tik viena mergaitė paplos. Tu irgi iš Raseinių? Gal tavo vardas dar Marija? Ir aš gal į klauną panašus? Ir dar tu Bemsą vairuoji. Ok, poker face'ą nemačiau dar tokio. Taigi, kaip ir žadėjau, aš papasakosiu, kaip atlikau šitą triuką. Viskas iš tiesų yra labai paprasta. Milda išsirinko kortą, šiuo atveju tai yra būgnų 2. Prisimenat, pačioje pradžioje aš rodžiau visokius keistus maišymus iš viso pasaulio. Tai buvo gydymas. Nes vienas iš tų maišymų nebuvo tikras. Jis buvo fake shuffle. Tai yra indiškas maišymas, nes Milda padėjo kortą ant viršaus. Aš kortų koladę apverčiau ir maišiau tik apatinę dalį.
numečiau vieną kortą, tai yra dėmesio nukreipimas, ar ne? Ir dar prieš tai dėmesio nukreipimą padariau, kai išėjau į priekį, kad būtų šiek tiek, bent 5 sekundžių tarpas, kad nebūtų jinai padėjo kortą, aš apverčiau ir maišau. Jinai padėjo, kai kurie pamatė, gal 10%, 90% nepamatė, tada aš apverčiau ir išmaišiau kortas. Tada, Milda, aš pasirinkau tave ne šiaip sau, kai tu iškėliai savo dešinę ranką, visas publikos dėmesys buvo ties tavim. Iškelk ranką. Iškelk ranką. Visa publika žiūrėjo į tave, o tuo metu aš pavogiau viršutinę kortą. Štai taip vagystė atrodo sulėtintai. Sulėtintai, Raseiniai. Biškai greičiau ar lėčiau gali? Man beliko paimti kortą, laikyti kortą už baliono. Štai taip. Ir čia mano pati mėgstamiausia dalis, tai yra vaidyba. Ir tie žmonės galvoja, ar jisai durnas, nes jie mato šitą kortą. Jokių būdų, aišku, nelaikykit balioną štai taip. Tiesiog publika galvos, kad jūs nesat intelektualūs. Tada, kaip padaryti, jog atrodytų, jog korta visą laiką buvo viduje? Aišku, vaidyba labai daug prisideda. Ir kitas dalykas, susprogdinus, reikia ištiesti kortą. Susprogdinus ištiesti. Tokiu atveju atrodo, jog korta visą laiką buvo viduje. Ok? Ačiū labai. Bet yra vienas dalykas, kuris jums trukdys padaryti šitą triuką ir jūs jo nepadarysit. Labai lengva vakarėlėje rasti 2 kėdės, viena balta, kita raudona, svarbu. Labai nesunku vakarėlėje rasti ypač KTU Mariją. Nelabai sunku rasti Mildą. Kortų kaladę tikrai rasit mašinai. Durklą galit naudoti bet kokį. Bet yra žiauriai sunku rasti juodą nepermatomą balioną. Lietuvoje aš nemačiau pirkti, reikia arba iš eBayaus siųstis, arba iš kažkur toliau. Iš eBayaus arba iš kažkur toliau. Čia buvo labai logiška. Bet ačiū, kad nesiekėt prieš tai ir apsimetėt, kad neiškirtėt. Jūs matagas. Bet aš triuką patobulinu iš tikro specialiai lietuviams. Tai yra tautai, kuri neturi juodų balionų. Taigi galite naudoti visiškai bet kokį permatomą balioną. Jį galite rasti vaistinėje. Tik laikykit... Ačiū. Laikykit balioną štai taip, kad negalvotų, kad jūs esat keisti. Ir ypač toj vaidybos daly, žinot? Kai apsimesit, kad kortą įmetat iš kortų galadės į balioną. Tikrai atrodysit keistai. Bet jeigu kas nors pastebėjęs, pavyzdžiui, šis jaunuolis, kuo tu vardu? Petras. Nu gerai, keistas vardas. Petras netinka. O tu mergaitė? Akvilina. Nu, okei, Petrai. Įsakyk, ką ten laikai rankoje? Ką ten laikai rankoje? Tai nepergyvenkit ir darykit tai, ką visąlaik darau aš ir patikėkit publiką už. Yes, 2. Oš. Ačiū, Akvilina, kad nusindėjai pas Petrą. Čia tavo Petrai. O pasmendai Petrui? Jisai toks gleivėtas, bet žinok, išdžius. Jisai išdžius. Ačiū, Mildai. Aplodismentai Mildai. Ačiū, Marijai. Ačiū labai. Paskutinį. Ačiū labai. Paskutinis tai buvo toks paputimas, jausiu, nebūčiau. Gerai. Tai
čia buvo vienas triukas, aš jums dar vienas skolingas, bet aš galvoju, gal šiandien nedarysiu, tiesiog nenoriu. Bet aš vietoj to, aš išmokysiu dar vieną triuką. Žinot, būna tokia situacija, kai ateinat, ypač jeigu būsit kažko daugiau negu paslaugų paprastų teikėjų, kur yra duodamas užduotis, jeigu vesit kažkokias paskaitas panašiai, dažnai reikia sujungti visus žmonės tam, kad visi tavęs klausytų. Tai čia yra labai geras pratimas, kurį jūs galėsit visi padaryti. Tai visi ištiesiam dešinę ranką. Visi. Netgi tie, kurie labai kiti buvo mokyklai ir nieko nedarė. Taip, aš apie tai šnekėjau. BMV. Ok. Kairė ranka. 2 kartus suplojam. Pau. 1 kartą suplojam. 3 kartus. 1, 2, 3. Paklebi viršų. 2 kartus suplojam. Leidžiam lėtai. Nykščiai žemyn. Sukryžiuojam. Surakinam. Dabar tas bičias su banga praseik pro kišenės. Dabar visi aukščiau rankas, visi aukščiau, jo. Ir darom tokį judesį, aukščiau dar. Ir darom tokį judesį, kuris atrodo štai taip. Ir tu banga. Darom jį į kairę pusę, labai lengvai sukam. 1, 2, 3. Ačiū labai. Dabar jaučiat, kaip aš jaučiuos gerai, o jūs blogai? Tai jeigu norit šitą padaryti, aš jūs dabar išmokysiu, tai yra labai easy. Ir visi dabar turi šypsenas, nes visiems leido pažaisti su jų pačių rankomis. Aš plojau, buvau paskui. O apie ką kalbėjau? Apie finansus. Bet ploda, žmonėms patinka. Žinokit, aš daug turėjau privačių renginių. Pavyzdžiui, DNB bankas, Nuseb, visokie tokie didelės įmonės, jūs net neįsivaizduojat, kaip generaliniai vadovai ploja. Žiauriai geras rokai. Galim dar paploti? Būna tikrai taip. Labai gerai. Tai viskas labai easy, kartu darom. Dešinę ranką, kairę. Čia paplojam, čia nieko bendro neturi su triuku, čia tiesiog šiaip paplojam. Dažnai aš duodu pamasažuojant, žinai žmonės, kad fainai visi jaustusi. Rankos žemyn, nykščiai žemyn, sukryžiuojam, surakinam. Ir čia yra slaptas judesys. Yra viršutinė jūsų ranka. Ištraukite ją biškį lengvai. Viršutinę ranką darykite tokį judesį. Ištraukit, sakykit, dabar visi aukščiau rankas. Ir tada tą viršutinę ranką grąžinam į apačią. Ir jūs esat Jėzai. Nes jūs darėt magiją. Ir tada, nes svarbiausia nedaryti taip, pakelkit rankas ir tipo, bet lėtai, pakelkit rankas ir tuo metu visi bus užsiėmę su savo rankom, o jūs taip, dar galit Facebooką pasitikrinti. Grąžinti ranką ir tada tiesiog apsukit rankas. Jeigu nepavyksta, grįžkit į mokyklą. Dar kartą iš tikro, ištiesiam rankas, apsukam, sukryžiuojam, viršutinę ranką ištraukiam per viršų, parodom žestą ir grąžinam į apačią. Sugrąžinę laikom ištiesę ir sukam ten, kur sukasi. Ir paplojam savo. Kino čia patai? Tai va, tai iš tikro, kiek mes turim laiko, kas ten mus šefuoja? Nieks nešefuoja, visi čia. Ok. Tai aš manau, kad labai svarbu yra padaryti tokį dalyką, kadangi aš atvažiavau čia nemokamai. Tai labai tikiuosi, jeigu kažkam patinka tokie dalykai, jeigu norėsite atvaryti pasirodymą tikrą mano didelį, tai galit mane palaikinti arba Rokas Magician Facebook'e, arba Instagram'e Rokas Magician Petrai. Bet šiaip tai Rokas Magician for everyone. Ne, viskas Rokai, tiesiog bokso, tas paskui paaiškinsiu. Tai va, ir mes turim, aš manau, laiko, kiek mačiau laikrodį, mes turim dar porai klausimų, tai jeigu turit klausimų, galite užduoti. Jeigu norit išeit, galite išeit. Tu. Duosiu aš tau tą numerį, nu. Kokį patį baisiausią dalyką esi atlikęs tau? Arba kokį didžiausią feilą? Čia prie pirmo klausimo gal. Pirmas klausimas buvo, kiek tavo valanda kainuoja. Bet okei, geras klausimas. Feilas ar baisiausias dalykas? Nes baisius dalykus aš scenai darau, pavyzdžiui, vienas baisiausių mano triukų. Ne, jaudulio. Jaudulio. Tai susiję turėtų būti, nes kai tai irgi tai jaudulio.
Aš kaip feilinu, aš atsipalduoju kažkaip. Man atrodo, nes aš nesu tas toksai tipo susireikšmės vaikinas, kur čia viskas tobulai. Jeigu man neišeina, būna dar fainiau iš tikrųjų. Tikrai taip yra pagal mano personažą. Ir būna, kad feilina ir žmonės nesupranta. Sako, žiauriai gerai ten tą kortą matėsi. Bet Okay. nebūtinai tau pasirodyti šiaip. Ai, šiaip gyvenime. Aš nelabai turiu gyvenimas. Gerai, dėl failų, rimtai, čia rimtas klausimas, sakysim rimtai. Nežinau, aš nežiūriu į failų. Man viskas yra fun. Tai tipo, koks, va su VMI ten gali kažkas būti. Va dabar deklaracijos, tai čia failas. Ten, kad, bet deklaracija, atsiūs ten sumokėsi vėliau su daugiau pinigų. Čia. Bet tokių, kad failų socialinių tai aš neturiu. Kas gali būti blogiausia? Tavo kelnė suplyš, čia bairis, tu ten apsivemsi, YouTube'as sprogs nuo video. Nieko negali būti šiaip blogo, šiaip kaip pagalvoju. Mes visi esame žmonės ir mes tik visi atsidarom savo lauko duris ir aktoriais tampam. Bet iš tikrųjų tai mes visi tą patį gyvenimą turim, tik kažkuo apsimetam. Tai aš tokio failo kaip ir nežinau kaip atsakyti. Tikrai nežinau. Aš be sceninius galėčiau pasakyti, kad būna kartais, bet aš to išsisuku, nes čia iliuzionisto programa yra kaip MV-jaus lentelė, jeigu esat matę tą piramidę. Turi vienas triukas planą, čia yra viršus triukas, tas triukas turi dar, jeigu nepasiektų čia, tai turi čia planą B, tas planas B turi dar ABC, tas ABC turi dar ABC, tokia yra piramidė. Tai iš to viskas labai gerai apgalvota, nors dažnai atrodo, kad viskas suimprovizuota. Tai dažnai žmonės, kurie ateina į mano pasirodymą antrą kartą, tai labai nusivelia. Čia tas bairis jau girdėtas. Tipo, nes tiesiog Marija visą laiką eina į pasirodymus. Tai va, klausimai? Atsakymai. Taip, tu jaunuolė. Ką mėgstu veikti be magijos? Mėgstu automobilius šiaip. Turiu svajonę kažkada turėti savo automobilių kolekciją. Aš labai mėgstu automobilius. Dabar turiu tik Žigulį, kurį restauruosiu šią vasarą. Labai, kai Amerikai buvau, tai vis kitokias mašinas vairavau. Tai labai patiko. Pavyzdžiui, fainiausia mano mašina, kurią vairavau, tai buvo 2.14 Mustangas Shelby's GT. Buvo vienas geresnių dalykų. 2 savaitės laisvėkas. Aišku, kai kurą reikėjo pildai, buvo nefaina. Tai mašinas labai mėgstu. Man čia dalykas. Dar biškį skaitau. Ir psichologiją domiuosi. Nemažai. Taip, tu jaunuolė iš kairės tam, kuris prieš tai klausė. Kaip kada? Būna, kad savaitę kiekvieną dieną varai po 12 valandų. Jeigu kažkoks renginys ir reikia kažkas padaryti būtent tam renginiui. Būna, kad savaitę nedirbi, bet minimumas stengiuosi, kad į dieną gautis savaitės pabaigoje bent 2 valandas. Prie pačių triukų. Stengiuosi. Sunku labai, kai toks tempas, bet, kažkaip bandau. Ok? Next question? Jeigu mes jau... Tai tu čia žinok ne vietoj pasiražai. Ir pamatė... Čia tu vietoj pasakyti next question aš. Ai, sorry, atsiprašom. Bet turiu, kiek tau metų? Kiek tau metų? Kiek duotam? Kiek tau? Man ir 2,2. Man 2,2. Su pusė. Rugpjūtį bus. Kada tau gimtadienis? Pasakyk. Tiek užtenka. Ok. Viskas, ane? Tu jau klausi. Bet buvo toks triukas, kai tu prie lubų kortą prikliavai, tai gal galėtume skleisti, kaip tai padarai? Jo, tikrai galėčiau skleisti. Tu juokauji. Gerai. Pasiėmė izoliacijos. Priklauso nuo lubų, bet, tarkim, 12 pakopų kupetėlės. Uždėliu priklijuoji. Kaip priklijavau kortą prie lubų, paėmė priklijuoji. Bet iš tikrųjų tai ten buvo ne tai, ką tu turbūt matei, nes aš yra, žinot, ofisuose tokios minkštos kvadratinės tokios lubos, toks kaip putoplasas kažkoks, nežinau, kas ten, putopolistirolis, ten tokios būtent. Tai aš įsmeigiau ją su korta. Tai buvo metimas ir jinai įsmigo. Aš mėgstu dar į arbūzus, į obuolius sumaikstyti kortas. Va, viskas. Klausimų nebėra. Ačiū. Ir dar neplokit, nes aš turiu paskutinę savo citatą,
kuri mane lygiai taip pat labai įkvepia pabaigai. If I was a real magician, I would disappear. All I can do now is walk off the stage. Rokas Bernatonis.